Labas, Jekaterina. Labas, Vytautai. Kaip tu gyveni? Gyvenimiškai. 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 Ar tu lietuvė ar ne, Jekaterina? Po vasario 16 toks labai taiklus klausimas. Iš tikrųjų, aš gimiau ne Lietuvoje, aš gimiau Kaukaze ir gyvenau ten iki 8 metų. Tada mes su šeima persikėlėme į Lietuvą ir dabar aš visiems sakau, kad aš esu lietuvė, nors didžioji dalis mano kraujo yra rusiško, bet širdyje tai yra ta šalis, kuria mano širdis pulsuoja, gyvena, džiaugiasi, myli, verkia, liūdi. Ta prasme, išgyvena viską, gali išgyventi žmogus. Bet taip, aš esu lietuvė. Kaip trumpai aprašytum save? Kokia esi asmenybė? Knyga būtų dedikuota žmogui, tiesiog žmogui. Nes mes visi esame sujungti. Tai ar tu dedikuoji mamai, tai lygiai taip pat tu dedikuoji kažkam, kas gyvena Afrikoje arba Azijoje. Kaip aš aprašyčiau savo asmenybę? Šiandien ryte dar apie tai galvojau, vis dėlto ruošiausi. Tai ruošėjaisi. Ne, iš tikrųjų pagalvojau, kad esu pareiginga pilietė, esu gera dukra, esu mylinti sesuo, esu nuostabi anūkė, esu labai gera darbuotoja, esu labai, sakykime, ryški asmenybė, kuria daug žmonių žavisi ir sako, iš kur čia tiek tos energijos, iš kur energijos. Esu depresova lietuvė, esu atlapaširdė rusė, esu viskas ir kartu esu niekas. Esu žmogus, kuris turi visą amplitudę tiek jausmų, tiek emocijų, tiek išgyvenimų, tiek pojūčių. Esu žmogus, kuris mėgsta labai kartais padaryti daug nesąmonių ir paskui iš tų nesąmonių kapstytis, bet gyvenimas ir yra įdomus tuo. Minėjai, kad turi daug energijos. Turiu. Iš kur? Išduok savo šaltinį. Manau, kad mes visi turime, tik tai nemokam prisijungti arba ją naudotis. Ne, čia kažkokia nesąmonė. Nežinau, tiesiog eini gatve ir supranti, kad tu myli gyvenimą, kad tu myli žmonės, tau norisi eiti visus bučiuoti ir tau norisi bėgti, ir tada tą akimirką galėtum bėgti 10 kilų nesustoti, tada apdirbti visus pasaulio darbus, aplankyti visus draugus. Iš kur tai yra? Nežinau, sako, kad moters energija kyla iš širdies, ar tai ten kažkur, iš prigimties. Ir aš džiaugiuosi, kad tai yra atvira ir kad tuo galiu dalintis su kitais ir kad kiti pagauna tos vaibus. Kas yra to laimė? Laimė yra tai, kai tu esi laisvas. Kai tu esi laisvas daryti tai, ką tu nori. Laimė tai nebūtinai, kai tu esi super laimingas, ten dar kažką šokinėji. Ne, laimė tai, kai tu gali būti tuo, kas tu esi, neatsižvelgiant į jokius socialiai primetamus kažkokius vaidmenis. Kai tu esi laisvas nuo kažkokių primetamų. Ta prasme, kada tu esi totaliai savimi, kada tu darai tai, ką tu nori, bet iš vidaus, o ne ko nori tavo šeima, arba ko iš tavęs reikalauja darbas, arba ko iš tavęs reikalauja valstybė. Bet tada tu esi pilnai laimingas. Kada tu gali prieiti prie žmogaus, apkabinti ir sakyti, myliu aš tave. Nesvarbu, kad tai matai pirmą kartą gyvenime. Va. Tai vad sakyčiau, man laimė, kuo toliau, tuo labiau aš įsisąmoninu tai, kad tai yra taip, būti visiškai laisvam. Wow. Būdama visiškai laisva, turi savo kažkokį kredo, kuo tu vadovaujas gyvenime? Jų labai daug yra galvoj. Galvoj širdį visur. Tokio vieno, kad dabar pasakyčiau, kad va tai yra tai, ne. Ne, nepasakysiu tikrai. Galbūt dar jisai neapsibrėžė, nes jisai dabar matyt kristalizuojasi, švarinasi, viduj bando įgauti tą formą tekstualę, nes tas jausmas viduj
gyvenk šią akimirką, gyvenk čia dabar, kažkas panašaus, bet tai nėra ta formuluotė, galbūt neatsiras kažkada ateityje, kol kas tai yra tik tai pojūtis, jausmas, bet ne žodžiai. Žinau, kad esi Kaukėse. Kaukėse, tai žmonėm pasakyti, Kaukio akademijoje. Kaukio akademijoje. Kaukio akademijoje. Kaip tu joje atsidūrei? Nežinau, kad tavo profesija nėra aktorystė. Ne, mano profesija nėra aktorystė, nors dažnai manęs klausia, ar aš baigiau aktorinį, bet kai atsiradau Kaukio akademijoje ir pamačiau, su kokia terpė žmonių aš dirbu, aš sakiau, man būtina baigti aktorinį, man būtina baigti aktorinį. Jie sakė, ne, nereikia. Tai aš taip jo ir nepabaigiau. Istorija yra labai paprasta. Atvažiavau mokytis į Vilnių, mano buvo svajonė ir tada po kelių mėnesių papuoliau į Jurijaus Smorigino šokių mokyklą, tai buvo projektas Aistringi šokiai. Ten susipažinau su aktorė Gintarė, kuri mane labai globojo tenais, taip labai mamiškai, tokių rūpesčių mane vis. Ir jinai sako, klausyk, sako, aš matau, kad tu kažkaip čia su renginiais, čia ką studijuoji, sako, būk mano asistentė ir atsivedė mane į Kaukio akademiją. Nu ir buvau tokia žalia, tokia pasimetusi, tokia didelėm akim, kur viskas įdomu, smalsu. Ir prilipau. Prilipau, nes man buvo labai įdomu, kas čia vyksta, labai įdomu, kaip čia bendravo žmonės, kaip gyvena, ką jie veikia. Nu ir prašau, beveik 7 metai aš čia. Prilipai. Prilipau. Aš prilipau, kaip ten tas posakis yra, kaip lapas prie lapo. Prie lapo. Ar turi jau įgyvendinusi kažkokią tai savo svajonę, kurios labai norėjai? Taip. Aš turiu įgyvendintų svajonių. Tikrai taip. Aš kai dabar pagalvoju, kad jos visos yra susijusios su darbu. Bet pagalvoju, kad aš turėjau tų svajonių nuo mokyklos laikų ir mūsų mokyklai taip auklėja dirbt. Taip, šią vasarą, ne šią praeitą vasarą, aš turėjau galimybę dirbti vaikų stovykloje. Vadovė. Ne direktorė, bet vadovė. Ir tai ir buvo kažkas iš mano tų vaikystės svajonių, kad tai galvoju, aš tai norėčiau turėti savo vaikų stovyklą. Prisiliečiau prie to ir labai daug gavau. Labai daug gavau pamokų, labai daug gavau dovanų. Paskui tokios svajonės, kaip tarkime, įgyvendint kažkokią tai savo idėją nuo seklytės iki pačio įgyvendinimo. Jo. Į kosmosą dar nenuskridau. Bet Norėtum nuskristi į kosmosą? Labai. Net ne dėl to, kad į kosmosą norėčiau nuskristi, aš labai norėčiau pamatyti Žemę iš va tos perspektyvos. Jo. Tai va, tai čia būtų toks vienas iš tų gyvenime, kur jo, va, čia buvo tų jėga. O ką darai, Jekaterina, jeigu kažkas nepavyksta? Tai aišku, kad pykstu. Kai visi pykstu, o toliau? Pykstu. Kai kas nors nepavyksta, kaip čia dabar taip, seniau būdavo tai, kad nepavyksta ir tu tada labai arba ieškai kaltų kažkur kitur, kaltini kitus, arba tu kaltini save, dažniausiai kaltindavau save ir sakydavau, nu va, tu čia to nepadarai, nepadarai, trečio nepadarai, čia galėjai geriau arba dar kas nors. Ir toks būdavo nusivylimas ir pyktis ir nusiplakdavai save. Dabar tiesiog, matyt, taip turėjo būti. Ir tai, kad kažkas nepavyko, dar nereiškia, kad tai yra kažkoks žlugimas, tai yra žingsnis link kažko kito. Mes dažnai sureikšminam tuos dalykus, kai mes kažką prarandame, nematydami to, ką mums tas praradimas duoda. Tai pastarosiom dienom, pastaraisiais mėnesiais pastebėjau vieną dalyką, kad kartais mes priešinamės tiem kažkokiem tai nesigavimams. Vat kažkas nesigauna ir mes priešinamės, mes pykstame, ten išgyvename, kad kaip čia dabar, vat, aš tai suplanavau taip, turi būti taip, o čia man nesigauna ir man visi ten kiša pagalius į ratus. Ir staiga po dienos praeitos aš atsisuku atgal ir pagalvoju, aš nervavausi visiškai veltui, nes viskas man susidėliojo taip, kaip turėjo. Viskas gavosi taip, kaip turėjo būti ir tai buvo pats tobuliausias variantas. Ir tai, kad aš ten nervinausi, pykau ant savęs ar pykau ant kitų žmonių, tai buvo taip tuščia ir taip nereikšminga, nes
Reikia pasitikėti realybę, ar Dievu, visata, čia kiekvienas turi savo kažkokį tai tą šaltinio pavadinimą, bet aš supratau, kad jeigu tau ant kelio krenta rąstas, vadinasi, sustok biškiai ir pasvarstyk, ar tu tikrai važiuoji į tinkamą linkmę. Kad jeigu kažkas nesiseka, kad kažkas nesigauna taip, kaip tu įsivaizduoji, kad tai turėtų būti, dar nereiškia, kad kažkas griūva. Tai va, aš taip pat linkėčiau kiekvienam išgyventi tokį vidinį dalyką. O esi labiau karjeristė ar šeimos žmogus? Koks klausimas, karjeristė. Aš vėl šiandien ryte aš nesuprantu, aš ėjau ir galvoju apie tai, kad ko aš noriu, šiandien ko aš noriu, aš supratau, kad šiandien aš noriu tapti jogos instruktorė. Aš šiandien noriu tapti ten kokią nors grožio konsultantę, nes man gimė impulsas, kad aš noriu tas moteris gražinti. Aš noriu čia daryti renginius, aš noriu tą. Bet tai neturi nieko bendro su šeima. Tai turbūt, kad šią akimirką karjeristė. Kad ir kaip priešinčiausi tam pavadinimui, tai frazei, kad aš esu karjeristė, vis tiek taip yra. Taip, jo. Taip, dar pagalvoti. Taip. Ir čia susimastė jis. Ir tada jis pasakė. Kad? Ne, gal čia nėra geras klausimas, aš galvoju. Kodėl? Nėra blogų arba gerų klausimų. Jeigu tau liktų 24 valandos, ar būtum tokia pati kaip dabar, ar kažką keistum? Ką nuveiktum per jas? Čia tas toks tradicinis klausimas iš visų filmų, standartinis. Visose interviu jisai būna. Jisai būna. Jeigu man liktų 24 valandos, tikrai, tarsi, nenorėčiau, kad pradingtų ta energija, bet kad jinai penkiagubai pasidarytų jos daugiau tam, kad aš spėčiau aplankyti visus man artimus žmonės, apsikabinčiau ir pasakyčiau, kad juos myliu ir kad jie neliūdėtų dėl to, kad man liko 24 valandos ir kad gyventų toliau ir būtų savimi ir darytų tai, ką jie nori. Tarsi perdot kažkokią tokią vidinę žinutę, nežinau, tikrai. Ir dar į Kubą norėčiau nuskristi. Į Kubą. Kokie būtų pirmi 3 žmonės? 3 žmonės? Va dabar tau lieka 24 valandas. Mama, sesuo ir draugė. Viena draugė. Jo, tai buvo pirmi 3 žmonės, kurie atėjo galvą. Ir kaip jau gali numanyti, paskutinis klausimas. Viskas? Eina, aš tik apšilimą padariau, mes jau baigiam. Ką tau reiškia tikras žmogus? Kadangi aš žinojau, kad interviu bus tikras žmogus, jo, čia galbūt buvo negerai. Ir aš ilgai mąsčiau ir bandžiau projektuoti, kas yra tas tikras žmogus. Ir galvoju, stop. Būtent tikras žmogus yra tas, kuris gyvena čia ir dabar. Ir atsako čia ir dabar, o nesusigalvoja 5 dienas prieš ir tada protingai susako savo formuluotę. Tai va, tai tikras žmogus yra tas, kuris yra laimingas savo laisvėje, darydamas tai, ką jisai nori, gyvendamas taip, kaip jis nori, išgyvendamas viską. Liūdesį, depresiją, džiaugsmą, meilę, aistrą, išdavystę ir nesiparintamas dėl to. Nesureikšmindamas kažkokių tai nesėkmių, bet suklupęs čia ir dabar, beskeldamas ir toliau su šypsena keliaudamas per pasaulį. Mes visi esam susiję ir kuo daugiau tokių žmonių gyvenančių čia ir dabar, besidžiaugiančių gyvenimu, tuo gražesnis pasaulis, man atrodo. Aš už taiką. Tai ačiū tau, Jekaterina, energingoje Jekaterina, buvo labai malonu. Man irgi buvo labai malonu. Iki greito. Iki greito. Bus dar pakartojimas? Rytoj. Gerai. O klausimai tie patys? Taip. Gerai. Aš pasiruošiu. Ne, nesiruošiu.